Nors žinia apie Michaelo Jacksono mirtį sukrėtė kone visą pasaulį, įvairiose šalyse su juo buvo atsisveikinta skirtingai. 20 000 žvaigždės fanų dalyvavo Los Andžele vykusioje atminimo ceremonijoje. Tiesioginę jos transliaciją stebėjo keli šimtai milijonų žmonių. Nepatekę į renginį amerikiečiai rinkosi šalia arenos, kurioje vyko specialus koncertas. Gyvenu kaiminystėje, todėl nusprendžiau atvykti. Žinau, kad yra žmonių, kurie norėtų čia atkeliauti iš kito pasaulio galo, o aš turiu galimybę čia dalyvauti. Nors ir negavau bilieto į vidų, galiu būti čia ir jausti tvyrančią atmosferą. Niujorke Times aikštėje stebėti transliacijos iš Los Andželo taip pat rinkosi Michaelo Jacksono fanai. Jie pop karaliaus gedėjo ne tik braukdami ašaras, bet ir prisimindami jo judesius. Nors transliacijos iš Los Andželo metu Australijoje buvo 3 ryto, jos stebėti didžiausiuose šalies miestuose prisirinko minios žmonių. Vis dar negaliu patikėti, kad jo nebėra. Superžvaigždės gerbėjai rinkosi ir Londone. Daugelis fanų nesulaikė ašarų. Berlyne žmonės ne tik verkė, bet ir atnašavo popdievaičiui aukas, dainavo jo hitus. Milane Michaelo Jacksono gedėjo ir italai, ir atvykę turistai. Libano sostinėje Beirute žmonių susidomėjimas pop legenda buvo kiek menkesnis. Žmonės transliaciją žiūrėjo kavinėse ir baruose. Nigerijoje Lagose pop karalius taip pat prisimintas kukliai, tačiau ir čia atsirado jo gedinčių fanų. Tiesą sakant, tai tragiškas jausmas. Jokie žodžiai negali to išreikšti. Aš net nežinau, ką pasakyti, to sunku patikėti. 50 metų superžvaigždė Michaelas Jacksonas mirė birželio 25 dieną. Jis palaidotas Liepos 7-ąją, tačiau pop karaliaus amžino poilsio vietą gaubė paslaptis. Žiniasklaida pranešė, kad atlikėjo karstas buvo išvežtas į nežinomą vietą.